gerbiama redaktorė atvažiavo, kaip sako, į Kauną. Tik minutę šiandien. Labą dieną visiems. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka suorganizavo vieno prestižiškiausių Lietuvos mokslinių žurnalų logos pristatymą ir mane pakvietė moderuoti, nes aš kaip žinote vedu visokius renginius mokiniam, studentam ir kitiem. Ir šiandien pats pabandysiu, kaip sakė, pabūt moderatoriaus rolį, nes man labai šiaip sunku, tai dar nesu tiek praktikos, tiek neturiu, kad pabūčiau tikrų moderatorių, tokių gal taisyklių nežinau, bet vis tiek. Iš tikrųjų, pagalvojau, nežinau, atsimena gerbiama redaktorė, ne aš pats esu publikavęs kelius straipsnių žurnale. Ir iš tikrųjų žurnalas yra labai tikrai šaunus, aš dar kaip studijuoju doktoratūrą ir pas mus yra, mes su muzikologai su statybos fakultetu, tai mūsų muzikologų 3, o statybos fakultetas, kad žinot, ten yra jų tūkstančiai milžiniški pastatai ir jau pas mus ir statybos fakultete visi žino, kad logos tikrai labai geras žurnalas. Ir iš tikrųjų, aš kaip ir pats domėjausi ir šiandien bandysim tiesiog pristatyti bendrai, tai tas žurnalas yra viską aprėpiantis humanitarinė ir krikščionybė ir labai tarpdisciplininis, iš tikrųjų tokių labai, aš aišku dabar kalbu kaip iš doktoranto pusės, labai iš tikrųjų tiem tarpdisciplininiams žmonėms sunku rasti, tai tokių ir tikrai žurnalų, kurie būtų referuojami prestižinėse duomenų bazėse, bet visi, kurie šiandien susirinko, tai bandysim pakalbėti, pristatyti žurnalą. Tai iš tikrųjų ne bet koks žurnalas, o jau gal redaktorė plačiau papasakos, ne taip sugalvotas, o turintis gilias istorinės tradicijas dar nuo tarpukario Lietuvos. Tai dabar aš pabandysiu tiesiog tokias gaires parodyti ir išvesti. Tiesiog man kaip asmeniškai pati žmogui įdomu. Jūs kaip pradėjote ir sugalvojote atkurti 90 metais žurnalą, tai jį prieš tai leido Pranas Dovydaitis įsteigė. Ir tiesiog pati idėja, to žurnalas yra leidė, bet kaip jums kilo pradžioje pati idėja būtent šito žurnalo gyvinti, kokios jūs asmeninės sąsajos, ar jūs tiesiog matėte senesnius žurnalus ir tiesiog, ar kokia filosofinė idėja paskatina tai padaryti? Ne, galim stebėti čia laisvę, žmonės esu. Tai labą dieną visiems, kažkaip gal pasisveikinsiu atsistojus, taip jau neįprasta sėdint sveikintis. Tai labai malonu, kad čia visi susirinkot, labai ačiū, kad mane pakvietėt. Ir tikrai dabar šiais laikais yra labai gerai pristatyti žurnalą, kadangi yra šiokių tokių problemų, kadangi mes prekiauti nelabai galime, yra kioskai ir visos tos kitos prekybos vietos prašo daug pinigų, o žurnalas, kadangi mes, galima sakyti, entuziastai esame to žurnalo leidėjai, mes tų pinigų nelabai turime. O mums spaudos rėmimo fondas pereitais metais nedavė, tai iš autorių ir tie, kurie nori, kad žurnalas eitų, iš jų aukų, tai mes taip ir leidžiame. Todėl tas žurnalas yra internete, kur jūs galite visi pamatyti visus numerius nemokamai veltui, o jau kas nori įsigyti popierinį žurnalą, tai žurnalo gale ten yra indeksas, Lietuvos paštas galima suprenumeruoti, į prenumeratą. 4 numeriai eina į metus, tai visus metus galite prenumeruoti, tai atitinkama ketvirtį gausite. O taip pat, jeigu kas labai nori, tai reikia mum į redakciją skambinti, arba ten yra ir mano telefonas paskambinti, ir tada galima kažkaip atsiųsti ar panašiai, asmeniškai susitarti ir tą žurnalas jūs pasieks, nes mes nelabai turime, kaip sakiau, kur prekiauti, kadangi tai taip pat prekybininkai prašo daug pinigų už prekiavimą, o jeigu neišprekiauja, prašo atvažiuoti pasiimti, tai susirinkti. Na tai daug problemų, kadangi mes kaip žmonės dirbame, tai nėra kam to užsiimti. Gal vadyba ir gerai būtų, bet dėja šiuo metu tai mes verčiamės taip. Tai čia tokia, kaip tas žurnalas pasiekiamas ir kaip jį gauti. O dabar į tą klausimą gal aš atsisėsiu, aišku, kaip reiškia užgimė. Čia aš atsivežiau savo asmeninio pirmas numeris, kaip atrodo, galite ir pasižiūrėti. Tai aš, kai buvau sovietmečiu, įstojau į aspirantūrą, čia pirmas, antras, tie pirmieji truputį jie kitokie buvo. Čia 3-4 tokie, bet šitose aš atgal pasiimsiu. O čia jau ten naudesni, kuriuos galima bus padovanoti ar nupirkti. Tai aš sovietmečiu, aš jį baigiau ne humanitarinius mokslus, o baigiau Vilniaus universitete fiziką, bet kadangi humanitarinių filosofijos nebuvo,
reikėjo važiuoti į tuometinį Leningradą arba Maskvą, bet aš, aišku, norėjau ten važiuoti. Tai aš baigiau fiziką ir tada aš stojau į aspirantūrą filosofijos. Ir ten buvo teisės ir sociologijos institutas, prie mokslo akademijos su filosofijos skyriumi. Ir aš įstojau į neakivaizdinę aspirantūrą ir mano vadovas buvo dabar jau amžinatilsį profesorius Bronius Kuzmickas, turbūt girdėjote visi. Ir tada aš gavau temą, kadangi jis užsiminėjo religijos klausimais ir mano tema buvo tarpukario Lietuvos neotomizmas. Bet aišku, tarpukario sovietmečių nebuvo galima rašyti, reikėjo rašyti buržuazinis Lietuvos neotomistai, filosofai ar kažką panašiai. Tai taip aš susipažinau ir kadangi tarpukario Lietuvos, tai aš gavau leidimą pasižiūrėti žurnalus, kokie buvo leidžiami Lietuvos laikais. Ir aš pamačiau tą filosofiją. Tai tokiu būdu aš pamačiau tą Logo žurnalą ir sužinojau apie tai, kad pirmas lietuvių kalba Logo žurnalas buvo išleistas profesoriaus Prano Dovydaičio 1918 atrodo metais pirmas numeris ir jis buvo įsibrėžęs tikslą, kad tas žurnalas, kad reikia lietuvių kalbą atgaivinti ir terminus, ir filosofiją, ir kultūrą. Ir jis buvo toks daugiaspalvis, taip pat kaip ir mes tarpdiscipliniškumo laikomės. Ir kadangi aš rašiau tą darbą apie neotomistus, susipažinau su Tomu Akviniečio, kadangi neotomizmas tai tomizmas, o neotomizmas tai būtent Prancūzijoje filosofai Žakas Maritenas ir Žilsonas, reiškia, jie atgaivino tą naują liniją ir buvo pavadinta neotomizmu. Bet neotomizmas yra būtent tas periodas, tas trumpas periodas, o vėliau šiuolaikinė filosofija, šiuolaikinis tomizmas, transcendentinis tomizmas, daug visokių pavadinimų, bet neotomizmas tai yra tas tam tikras periodas, kur Žilsonas ir Maritenas pagrindiniai. Na ir daugiau ten buvo dar tų veikėjų, tai maždaug iki kokių 56, o galima metų ar kiek ten tą periodą tokį. Na ir kadangi buvo neotomizmas, tai aš su tais visais filosofais susipažinau ir taip aš prie Tomo Akviniečio priėjau. Ir kada Lietuva atgavo nepriklausomybę, aš susipažinau su tėvu Grigaičiu ir amžinatilsį Dominikonu, kadangi Tomas Akvinietis buvo dominikonas. Na ir tą visą liniją jau tomistinę ir aš jau susidomėjau, rašiau, žiūrėjau, studijavau ir mes sugalvojome, kada atgavom nepriklausomybę su, turbūt visi žinote kompozitorių Dvarioną, tai jo sūnus Jurgis Dvarionas, smuikininkas, mes su juo sugalvojame, kad reikia religijos studijų ir bažnytinės muzikos tokią savaitę padaryti. Pavadinom lapkričio sinoikį, kadangi lapkritį darėm, o sinoikė tai visų bendravimas toks žodis. Na ir mes per visą Lietuvą ir į Kauną, ir į Marijampolę, ten buvom numatę tokias vietas, bažnyčiose tą bažnytinę muziką ir filosofai, kuris mumis keliavo ir mes padarėm tarptautinę, turėjom apie 140 pranešimų ir kokią 10 iš įvairių šalių atstovų, kurie labai domėjosi, kas čia vyksta Lietuvoje, kaip ta nepriklausomybė, bažnytinė muzika, religijos filosofija. Tai iš vis, atgavus nepriklausomybę, tai tokie nauji dalykai, nes sovietmečių visi, ką žino, tai tie dalykai, apie tos dalykus buvo nekalbama ar nedraudžiama buvo. Tai mes turėjom labai tokį didelį pasisekimą, pilnos auditorijos, mūsų vyskupai palaikė, kunigai palaikė, čia seminarijoje, amžinatilsį kunigas Sidaras, mes su juo taip bendravom. Na ir taip gerai pavykus, savaitėje sakėme, kad reikėtų kažkokią tai spaudą. Ir tada mes kartu susėdę prisiminėme Praną Dovydaitį ir pagalvom, kad reikia Logos atgaivinti. Tai taip ir prasidėjo. Tada tėvas Liuima, jisai jezuitas, irgi amžinatilsį, jisai visą laiką buvo Lietuvos katalikų mokslo akademijos pirmininkas išeivijoje, tais laikais, kai pas mūsų sovietmetis buvo.
Ir jisai pakvietė ir mano vyro Paulius Rabikauskas, jėzuitas irgi amžinatilsį yra giminaitis, tai pakvietė mus atvykti ir aš su vyru su šeima mes atvažiavom į Romą. Ir ten aptarėm tą idėją ir jie visi labai palaikė, prisidėjo. Ir vat jūs matot pirmus numerius, va kokie jie išėjo, tai čia mūsų ta idėja buvo. Na ir taip mes po truputį ir pabandėme įeiti tas vat įvairias bazes, kad jaunieji mokslininkai galėtų publikuoti ir gauti tos savo bonusus disertacijom, kad gintųsi. Na, iš visų pusių įvairiapusiškai stengiamės praplėsti tą tematiką, savo žurnalą, o dabar į mus jau kreipiasi ir iš Indonezijos prašo, ir iš kitų, bet tokie yra reikalavimai, kad žurnalas pasiektų tą aukštą kokybę, turi būti discipliniškas ir jį labai turi cituoti visos pasaulio šalis. Nu, kadangi jis buvo lietuviškas, tai nelabai, bet dabar mes tos autorius, kurie iš užsienio, tai angliškai dedame. Na, ne tiek daug, bet yra ir mūsų kartais autoriai parašo angliškai, nes, na, tokie reikalavimai šiuolaikiniai yra siekiant apsiginti disertaciją truputį, na, man tai truputį gaila, kad mes negalim visiškai lietuvių kalbą tobulinti, kadangi yra reikalavimai su anglų kalba. Nu, tai va taip toks kompromisas yra ir lietuviškai ir angliškai mūsų žurnalas straipsnius spausdina. Na, mes turime meno skyrių taip pat žurnale ir mes stengiamės propaguoti mūsų lietuvių dailininkus. Šia tik lietuvių autoriai, jauni ir vyresni, ir klasika, bet tik yra ant viršelio, yra 4 viršeliai, jie spalvoti, kadangi galima, viduj mes jau negalim, kadangi tai lėšas susiveda, bet internetiniam puslapį mes stengiamės, ten jau galim ir spalvotai dėti, nes ten nereikia spausdinti ir tai nėra. Tam tikrų lėšų nereikalauja. Tai va tokia pradžia, gal dar Bet dabar norėjau paklausti, pasakot, kai iš tikrųjų žurnalo pradžia, kadangi atgimimas buvo iš tikrųjų, tas atgimimas jis nori daryti ir tos idėjos iš tikrųjų atkurti tai, kas buvo tarpukaryje, tai, supratau, irgi buvo lengva, visi palaikė, tikrai didžiulis palaikymas, bet dabar jūs iš jūsų perspektyvos, kai jau leidžiate daugiau kaip 30 metų, tai galite apibendrinti, kad pradžia, kad ir buvo, bet dabar tikriausiai vis sunkiai, nes viskas konkurencija didėjo, ta mokslinė tikroji spauda, tai tikriausiai labai sunkiai konkuruoti. Taip, reiškia, kas dabar vyksta. Na, dabar pradžioje tikrai buvo didelis entuziazmas, visi labai domėjusi, tai buvo nauji dalykai. Bet, aišku, 30 metų, kaip jūs sakote, atsirado daugiau žurnalų ir įvairių žurnalai atsirado, ir vienokie, ir kitokie žurnalai, ir geresni, ir blogesni, ir tos literatūros yra, ir dabar jaunimas mėgsta spaudyti, kaip jūs žinot, kompiuterį ir žiūrėti, googlintis ir surasti medžiagą. Bet poreikis yra, noriu skaityti va tokį pagairinį žurnalą išleistą. Tai ta prasme pasikeitė tam tikros sąlygos, tam tikras požiūris į žurnalus ir į spausdintą literatūrą, o iš kitos pusės atsirado, kaip sakiau, tam tikri reikalavimai dėl cituojamumo, dėl indeksų ir spaudos rėmimo fondas, jisai visą laiką rėmė, tik dabar jį panaikino, dabar medijų fondas yra, į kurį mes bandysime šiemet pateikti paraišką. Bet paskutiniais metais mes negavom todėl, kad jie pasakė, kad žurnalas yra mokslo, ne kultūros. Tai aš tada sakau, kaip jūs dabar taip gali sakyti, argi mokslas ne kultūra, ar menas ne kultūra, ar filosofija ne kultūra. Bet čia buvo grynai konkurencija ir jie sakė, jūs ten priklausote mokslinių žurnalų ir mes tik kultūros tokius. Na, vienu žodžiu, buvo toks atsikalbinėjimas, kadangi baigėsi ten gyvavimas to fondo, ar baigėsi pinigai ir visi, kas ten lobistai turėjo daugiau prieimo, norėjo, kad kuo mažiau žurnalų gautų lėšų ir kuo daugiau paskirstytų ten keliam likusiems. Tai va tokiu būdu mes to finansavimo netekom, bet mūsų autoriai, gerbėjai, rėmėjai, va tos visus metus padėjo išsilaikyti. O dabar bandysime toliau į medijų fondą, bet čia dar toks reikalavimas, vat aš ir minėjau moderatoriui, mums reikia iki šio mėnesio, kad į mūsų tą puslapį litlogos.eu, kai į Google įeinat, reikia 3000 per mėnesį turėti tie, kurie tą žurnalą žiūri. Bet unikalių, reiškia,
jeigu vienas žmogus ir 10 kartų žiūrės, bet bus tik vienas. Reiškia, reikia iš įvairių kompiuterių įeiti ir pasižiūrėti tą mūsų žurnalą. Mums reikia būtinai 3000, kitaip mes netitiksim administracinio reikalavimo. Reiškia, tiražas turi būti 500, o peržiūrų 3000 per mėnesį. Mes leidome į mėnesį 300. Nu, ten bibliotekos, truputį mokyklom, truputį autoriam, į užsienį tas bazės pasiunčiam, bet reikalavimas 500, bet už pusmetį. Tai aš parašiau, kad mūsų už pusmetį 600 tiražas, nes 2 tiražai po 300. Tai kaip jie pažiūrės? Ar jie pažiūrės, kad čia 300 yra, ar sutiks, kad 600? Tai dar ir nuo to priklauso. Nu, matot, va tokios visokios kliūtis yra daromos. Na, bet vis tiek, jeigu ne šiais, tai kitais metais padarysim tuos 500, kad būtų. Bet gal ir dabar pavyks, kadangi, negaliu nieko pasakyti, kaip pavyks, bet bandysime. O sudėtingumas, tai, kaip jūs sakėt, konkurencija, bet ta konkurencija yra, įvairi, yra literatūros žurnalai, kur filologai, yra kiti, yra į užsienį spausdinasi. Bet mes autorių turime, mums užtenka, mums nėra problemos, kad trūktų žurnalui, nes mes turime padarę formatą, yra 240 puslapių ir mes taip esame tas visas bazės užrašę, duomenys, viską, tai mes nelabai galim ten keisti ar daryti, vis nusistovėjęs, toks yra, toks užregistruotas su savo visais numeriais, kaip žurnalui priklauso, tai mes išlaikom tą formą, bet ir menininkai, mes juos pristatome ir jie mums dovanoja tą galimybę jų darbus spausdinti, kadangi jiems irgi nauda, nes mes apie juos aprašome, menotyrininkai aprašo, paskelbiam, tai vat mes propaguojam juos ir kartu mes turime dar jaunųjų, mes leidžiame jauniems mokslininkams, pradedantiesiems, paskelbiam kelis darbus, skatinam jaunimą, kad ugdytų save toje srityje. Tai va, taip apie tą žurnalą. Tai apibendrinant galima pasakyti, kad valstybės požiūris į mokslinę literatūrą nėra draugiškas, labai viską taip bando formaliai ir kažkaip. Valstybė išvis turbūt nerūpi, tik čia yra mokslo taryba, Lietuvos mokslo akademija, mokslo taryba ir čia va tie kultūrai, tai yra kultūros taryba ir ten yra tie žmonės, kurie dirba ir kurie kiekvienas turi savo individualų požiūrį. Ir plius yra, kaip sakiau, lobizmas, nes kai skiria valstybė pinigus ir jau jie nebesikiša valstybė. Reiškia, tie organai ir sprendžia. Nu, ten žmonės sėdi, kaip jie pažiūri, kaip jie nusprendžia, pasirenka ekspertus. Kaip dabar visi juokauja, kad čia mes gyvenam ekspertų kažkokioj visuomeniai, kuri nusprendžia, kur ką daryti. Na, va, taip ir vyksta tas visas skirstymas tų pinigų. O kadangi mes visą laiką buvome spaudos rėmimo fonde, tai tas fondas, kaip kultūros žurnalus remia, niekada tie žurnalai priklauso kokiam nors institucijam, kaip universitetams, jis turi būti laisvas tas žurnalas ir tik tada kultūros taryba remia. Na, dabar irgi įvyko su to medijų fondu, ten visokios diskusijos ir sako, tai išeina taip, kad tie žurnalai, tie laikraščiai, Lietuvos rytas anksčiau jų neremdavo, remdavo tikrai kultūros, kurie nekomerciniai, kurie ten neužsiema jokia reklama ar panašiai. O dabar tai pasikeitė, kad aplamai žiniasklaida, aplamai kažkoks projektas, kultūros periodinių, tai truputį, matyt, tie nauji žmonės, kurie formulavo tos nuostatus, jie neturi tų pagrindinių kultūros šaknų, supratimo, kas yra kultūra, jeigu jie gali sakyti, kad ten žurnalas nekultūra, kad mokslas nekultūra, tai jau nėra apie ką diskutuoti. Nelabai adekvatu. Aš šiaip noriu pasiteirauti, jūsų jau virš 30 metų dirbote redaktorė žurnalo vyriausiai ir tie visi tikrai 1000 straipsnių praskaitėte ir atrenka, kas tą gali publikuoti, ar jūs vis tiek stengiatės, aišku, atsiunčia kažką, atmetat, kažkas netinka, kažką pasiūlo taisyti, bet ar šiaip iš idėjos, jau tiek minėjus metų, jūs esate patenkinta, gal čia taip negražiai reiškia, bet tuo galutiniu rezultatu, kad žurnalas, jo visas turinys atitinka jūsų asmeninius įsitikinimus, filosofinės idėjas ir taip, kaip jūs norėtumėte ir norėjote, kad būtų iš tikrųjų. Na, vis dėlto žurnalas ir Dovydaitis
krikščionis, katalikas buvo, bet mes dabar truputį ekumenizmą tai ir kitų religijų, bet tai neturi prieštarauti mūsų tradicijom, mūsų tikėjimui. Tai mes tik tokius spausdinam straipsnius, kurie atitinka mūsų dvasią. Na, dabar iš Indonezijos, kur sakiau, kur atsiuntė, tai jie aiškina, kaip, reiškia, islamas, nu, tas gerasis, normalus, ne koks nors agresyvus, kaip jie, pavyzdžiui, mokyklose ugdo religingumą. Nu, tai mes tokį irgi, ir tada mes įdėjom mūsų katalikišką iš teologijos fakulteto profesorių straipsnių, kaip yra ugdomas katalikiškumas ir parodėm, kaip islamas ugdo. Tai va, galima palyginti, pažiūrėti, tai čia mes manom, kad čia toks platesnis akiratis yra. Tai va, dabar yra tokių straipsnių pas mus. O iš viso prie jūsų asmeninės akademinės veiklos, vis tiek viešų ir kitų pareigybių, leidimą žurnalą vis tiek buvo šalia, tai ar atimdavo šiek tiek jūsų gyvenimo laiko, ar tai vis tiek natūraliai įsipieždavo į jūsų akademinę veiklą, ar tai vis tiek natūralu, kad daugybės darbų? Tai yra akademinė mano veikla, bet aišku, žurnalui aš skiriu taip pat tam tikrą laiką, kadangi aš dirbu universitete, dabar Klaipėdos universitete dėstau ir reikia ir dėstyti, ir straipsnius rašyti, ir ten kažkokį projektą mokslinį daryti. Na, kaip mokslininkai, kaip profesoriai, tai yra tam tikrų pareigų, bet kartu aš ir skiriu laiką tam žurnalui, aišku. Bet suderinu tą visą laiką. Kokios jūsų būtų mėgstamiausios ir nemėgstamiausios kaip vyriausios redaktorės atsakomybės ar tiesiog sprendimai? Na, būna aišku sprendimai, kada ten skambina, prašo, reikia būtinai išspausdinti, ten laiką spaudžia kas nors, o tema nelabai tinka. O mes esam, mūsų puslapį ten yra kokie reikalavimai, kadangi tam tikri reikalavimai, jeigu žmogus nori, kad jam užskaitytų kaip mokslinė literatūra, mokslinė žurnalą, tai ten turi būti ir įžanga, ir įvadas, ir ten ir pabaiga, ten išvados, na, literatūra cituojama, nu, tai viską reikia apiforminti, tai mes prašome, ten yra parodyta, kaip apiforminti. Tai kartais, kai taip piknaudžiauja, pavyzdžiui, parašo autorių ir gale literatūrą nurodo, tai mes sakom, mes norime, kad tik cituojama literatūra, kad jūs neužimkit vietos žurnale, jūs užimat, pateikėt visą puslapį autorių ar ten 2 puslapius, o teksto nebelieka vietos kitam autoriui. Tai mes prašome, kad tik tai cituojamą literatūrą mes skelbsime ten gale. Na, bet susiduriam su tokiais dalykais. Būna ir netinkami straipsniai, kurie ten dar turi, tai tada parašom pastabas, recenzentai ten pasako, ką kreipdėmėsi, ką reikia taisyti, ko mes norėtumėm, ko mes tikimės, ko mūsų žurnalas tikisi. Tai yra tokių dalykų. O šiaip, žiūrint į ateitį, tai tikėkime, žurnalas dar gyvuos daug metų, o jūs ir tikrai, manau, su žmonių adekvačių ir savimonę ugdančių žmonių apie lietuvybę, tai tikrai taip ir bus. Bet jūs kaip pati jau, kaip jūs įsivaizduojate žurnalą po 30 metų? Aišku, tam kontekste klausiu, bet dėl to, ir noriu dar akcentuoti, kad kai buvo prieš 35 metus visai socialinė kita aplinka, dabar tiesiog ne tai, kad lengda, bet formuojasi kitos humanitarinės vertybės ir panašiai, ir tiesiog priversti visi taikyti. Aš dar kalbu kaip ir iš pedagoginės tiesiog pusės, kadangi mokytojų dirbu, tai kokie buvo vaikai su savo idėjinėm vertybėm ir tėvų filosofinių požiūrį į auklėjimą, viskas keičiasi, bet kas 10 metų atrodo, kas 15 metų, dabar atrodo tiesa A ir dabar jau po 20 metų tiesos A negali sakyti, nes tik tai socialiai priimta kažkokia tiesa B, suprantat, ir tiesiog ir žurnalas tikriausiai turi prie to kažkaip taikyti. Kaip aš sakiau, kadangi su Tomu Akviniečiu tai buvo susiję neutonizmas ir Dovydaitis, tai mes bendraujame su dominikonais, jie mūsų rėmėjai ir aš pati priklausau dominikonam pasauliečiam, tai ordinas globoja ir manau, su ordinu taip ir bus toliau tas žurnalas. O aš dabar dar paklausiu iš jaunųjų, kadangi yra skyrius jaunieji opusai, tai kadangi aš ten jūs publikavot mano straipsnį ir aš įsivaizduoju, ne aš vienas šimtai tikriausiai siunčia ir tiesiog tas jaunojo akademiko kelias ir įsivaizduoju būna daug neadekvačių straipsnių, kurie tiesiog atrodo ne ten pataikė, arba jeigu tik pradeda ne taip čiut suvokia, kaip kas turėtų būti, tai
kaip jūs tiesiog vat, iš tos klausimas perspektyvos, kad vis tiek gaunate straipsnių iš tų jaunųjų mokslininkų, jeigu jie ten prisistato, kad jie pradėjo arba jie net doktorantūrį nestudijuoja, bet per tą visą masę, ar jūs matote procentaliai, kad vis dėlto dar viskas teisingam kelyje, kad procentaliai siunčia adekvačius straipsnius, įdomios temos unikalios, nes žinot, galima rašyti tą patį straipsnį, kur apie tą pačią temą 100 straipsnių ir yra tokios labai specifinės, gal kažkokios įdomesnės temos, ir vartim asmeniškai, jūs tiesiog per tą perspektyvą daug metų einančią matote, kad vis dėlto yra dar tų temų neišsemiamų ir tikrai kai kurie žmonės vat, ištraukia tas temas tokias specifinės, kažkokias labai siauras, ką jie ten gali kažką naujo dar panalizuoti. Taip, jaunimas siunčia labai įdomius magistrantai, kurie nori stoti doktorantūrą, jiems labai reikia, jau jie vadovus turi susiradę, tikrai yra labai puikių ir aš žaviuosiu jaunimu, kuris jau pasirinkęs tą kelią, tikrai žymiai aukštesnė kokybė jau pasirinkusių tų žmonių. Bet aišku, yra visokių. Ir kartais atsiunčia, socialiniai mokslai, jie mėgsta tokius visokius tyrimus daryti. Ir tokias apklausas ir panašiai. Ir atsiunčia metodologijas, viską. Tai aš tada aiškinu, kad mūsų žurnalas yra ne socialinių mokslo, humanitarinių ir kad mes nespausdiname sociologinių straipsnių. Nes paprastai ten daug vietos užima tos lentelės, kaip atliko tyrimą ir paskui ten kas ką pasakė ir kokią. Tai aš sakau, jūs tą, ką jūs padarėte, viskas yra labai gerai, bet jūs turite atrasti aukštesnį lygmenį. Jūs man neturite duoti, ką jūs darėt, kaip jūs darėt, bet jau jūs konstatuojat arba kur nors kitur paskelbėt tokią padėtį ir tada turi būti jūsų kultūrinis vertinimas, kas vyksta, kaip vyksta, kodėl taip yra. Tai vat mes nespausdinam tokių sociologinių straipsnių, va tada mes jiem aiškinam, ko mums reikėtų. Jeigu jie nori publikuoti logose, jie turi pergalvoti, kaip pateikti kitų rakursų tą straipsnį. O jūsų pačios kaip redaktorės darbas, ta prasme, kaip čia, aišku, skaitote literatūrą ir ta prasme, ar tas būtent, tarkim, kaip pavyzdys, atsiunčia straipsnių, kur, tarkim, labai su jūsų sritimi, kadangi vis tiek tai yra labiau filosofija, bet toks tarpdisciplinis, kaip pavyzdys ten, tarkim, aš duosiu iš savo, nes jau nieko nebesugalvoju, kaip ten su kino filmų muzika, ar ten su televizijos muzika, ar ten su tam tikrų socialinių kultūrų judėjimų, tam tikrose medijose ir jūs paskaitote straipsnius, jums tai patinka, ar tų straipsnių tematikos, kurios yra čiut toliau nuo jūsų tiesioginės akademinės veiklos, jūs užkabina pasidomėti šiaip dėl savęs toliau tom tematikom, ar kažkas pamatot, kažkas įdomaus ir tiesiog plačiau tai giliau įeinat. Taip, iš tiesų yra įdomu, kartais aš naujų dalykų sužinau, bet paprastai aš duodu recenzentams vertinti, kadangi aš irgi ne viską galiu vertinti, aš galiu iš savo tos filosofinės krypties, bet kada tokie nišiniai būna ir labai įdomus būna straipsniai, bet tada jau kartu su recenzentais mes sprendžiam, ar prašom autoriaus ką nors truputį pataisyti, ar ten kažką atkreipti dėmesį, bet mes stengiamės, kad tie, kurie siunčia tokius straipsnius, kad vis dėlto būtų galima pritaikyti prie mūsų žurnalo. O vis tiek, kadangi tiesiog įsijate su filosofija, tai gal aš čia taip negražiai, kadangi mano brolienė sesuo įstojo į Vilniaus universitetą filosofijos doktorantūrą. Ir dabar jūsų kaip iš filosofijos mokslų daktarės srities, ar manote, kad kokios temos šiais laikais yra aktualiausios Lietuvos filosofijos padangėje? Na, yra labai įdomus dalykai, kadangi aš sakiau iš Tomo Akviniečio ir mano jau sritis viduramžiai, rehabilitaciją dariau iš viduramžių filosofijos. Ir ten yra labai daug, tikrai labai įdomios medžiagos, bet šita tema nelabai patinka dabar jaunimui ir panašiai, mažai kas bet dabar aš žiūriu, kad atgimsta, pradeda vėl domėtis ir Tomo Akviniečiu, ir viduramžių filosofija. Antika visada, kadangi sovietmečiu buvo antika ir buvo jau naujieji amžiai, kada jau ten visos tos liberalizmas, revoliucijos ir taip toliau. O viduramžiai būdavo labai negražiai piešiami, kad čia juodi, kad čia blogai, nors universitete atsirado viduramžiais, tai yra labai šviesi kultūra, gotika, ten architektūra, viskas buvo. Bet taip yra pateikiami viduramžiai, kad ten raganų medžioklė ir vienu žodžiu karai šitie kryžiaus ir viskas. Lyg tai nebūtų kitų dalykų.
Bet tai buvo pateikiama ir Europoje, kadangi liberalizmas labai pradėjo. Ir ten po visų revoliucijų, karų, po Napoleono ir Prancūzijoje, prasidėjo toks pakrykimas visuomenės, kaip pas mus dabar šiek tiek yra, kadangi tie narkotikai, visi kiti dalykai. Ir tada jau tais dalykais nebesidomima, bet dabar labai domimasi tuo tolimesniu postliberalizmu, postmodernizmu, postmodernizmu. Ir ten prieinama su psichologija, su įvairiom tokiom temom ir domimasi labai. Bet aš žiūriu, kad dalis tokia, kaip čia pasakius, kairiųjų kryptis, kad jin irgi. Aš tai iš vis kažkaip buvau labai nustebus, kai aš pirmą kartą nuvažiavau į Prancūziją ir ten susitikau su filosofais. Ir mane dar fenomenologija domina, kadangi fenomenologiją aš atseku ten su viduramžių filosofais, kadangi toks tyrimas, metodas fenomenologinis teksto ir panašiai, yra susijęs su tais dalykais. Ir tai, kaip dabar tie dalykai vyksta su sąmonė, nes ir viduramžiais tie dalykai buvo tyrinėjami, tai visa tai yra uždaryta ir reikia tą atidaryti ir parodyti, kad tai nėra kažkoks ypatingas naujas dalykas. Ir aš kai nuvažiavau ir žiūrėjau, visi tokie kairieji. Aš taip nustebau ir klausausi, kadangi mes ištrūkom iš sovietizmo ir atvažiuoju ir ten propaguoja. O pasirodo, ten jie ir Mao Zedūną, ten buvo kiniečių, ten ir Sartras, ir visi, tai man buvo labai nuostabu. Ir dabar žiūriu, pas mūsų filosofija, jūsų Kaune vadovų, pavyzdžiui, Mažeikis, ten tos prisilaiko politikos tokios materialistinės. Yra filosofų, kurie, reiškia, ir ta kryptis kažkaip, bet aš nemanau, aš manau, kad pusė ant pusės yra. Kad yra tie, kurie yra dešiniai, tie kairiai, liberalizmas, įvairiai. Bet vyrauja tokie nauji dalykai ir kartais jie nežino tų pagrindų klasikinių, gal antikos ten daugiau, gal ten Platono Aristotelio, bet toliau kaip vystėsi. Taigi mūsų Europa buvo atkirsta nuo antikos, jie nebemokėjo graikų kalbos, viskas latiniškoj kultūroje vystėsi. Ir jie savitai išvystė, jie tik paskui vėl grįžo prie antikos, prie graikų kultūros. Bet kažkaip tai nekreipiama dėmesys ir kiti jaunieji pasigauna tą liberalių ten įvairių tokių filosofų mintis, idėjas ir jie rašo, tarsi ten to viso nebūtų ir kažkaip, tik tai mes čia naujai kažką tai atrandam ir čia viską reikia neigti ir tai, kas yra iš senesnės, jeigu ten 300 metų, tai jau nebeaišku, apie ką čia kalba žmonės, tai čia absurdas jiems atrodo, kad reikia toliau. Ir gyvybės filosofija, apie kurią dabar, kadangi vystosi skaitmeninė kultūra, vystosi biotechnologijos, tai daug filosofų, nedaug, bet tam tikra grupė filosofų domisi tai sąmonės dalykais, čia ir iš fenomenologinio judėjimo, iš visur ir atsirado tokia nauja kryptis ir jie įvairius dalykus prognozuoja ir su sąmonė, ir su tais visais skaitmeniniais ir dirbtiniu intelektu. Tai yra tokių daug naujų problemų ir naujų idėjų. Ir čia taip pat, kaip pažiūrėsi, Vatikanas taip pat skelbia dokumentus apie etiką, apie dirbtinį intelektą. Yra etinės problemos didžiulės, kaip visą tai naudoti, ką daryti, technologijos, negalima ten genų inžinerija ar ten visą žmogų pertvarkyti. Yra tokių daug dalykų ir filosofijoje, kad tai kalbama. Ir dažnai pasitaiko, kad tarkim vis tiek ir filosofijos studentai siunčia straipsnius, bet būna tokių, aišku, atvejų, čia aišku iš savo asmeninės patirties, nes mano brolienė, kaip irgi manęs, aš kadangi muzikas, pianistas, paskui su humanitarinių mokslų muzikologijos doktorantūra ir manęs paklausė, jinai sumąstė antram kursą parašyti mokslinį straipsnį, kuris apimtų muziką
iš filosofinės muzikos pusės Vagnerio kūrybui. Na ir va, tai bendrai ten apimtų kažką parašyto, aš sakau, aišku, kad čia 1000 puslapių gali prirašyti, jeigu tikrai giliniesi, nes tu turi žinoti ir muziką, jau nekalbu, kad filosofiją reikia ir aplinką išmatyti ir viską, bet jinai taip keistai pažiūrėjo, nu ką čia to, kad čia sakau, net ta prasme, belen kokie žmonės ir belen kokie mokslininkai taip negali, sakau, žiūrėti, nes visados į gylį, o paviršium tai 1000 yra prirašę. Paviršium, kur ten nieko kažko konkretaus. Bet tiesiog, kur atsiunčia studentai būtent iš filosofijos, tiesiog iš karto tikriausiai matosi, kad jie tos filosofijos labai paviršium praėjo tikriausiai iš straipsnių ir paskui ar juos bandot atvesti tiek, kad reikėtų pasiskaityti daugiau į gylį. Klasiką, į gylį, ten tos autorių. Kada studijuoja, tai būtinai turi susipažinti su tais klasikos. Nu, kaip tu paskui būsi ten filosofijos rytį dirbsi, jeigu tu nežinosi pagrindų. Tai vat man tas labai keistai. Studijom, bet dabar va taip sakau, va taip kažkaip tai truputį, ta tokia chaotiška gaunasi, žinios ir supratimas. Ir vat, man tas liberalizmas ir va tie kairieji kažkaip tai pakreipia ir ta gyvybės tema dabar yra madoj tokia biofilosofija, tai yra tokių dalykų. Bet aišku, tie filosofai, kurie iš tikrųjų užsiema ir vakaruose, ir visur, jeigu jie ir liberalai ar kas, bet jie turi pagrindus, jie žino, jų darbai yra stiprus, nesvarbu į kurią pusę. O tie vat jaunieji, kurie pagauna ten tą viršų, paskaito ir jie pradeda kažką, nu, kaip jūs sakėt, visą tą brolinas pavyzdys, tai va čia yra blogai, kada ateina laikas, tu turi nuo pat pradžių pastudijuoti, kas tau priklauso. Nu, kai studijuoju, aš pradėjau fiziką, tai mūsų mokė elementarių dalykų, ten aukštoji matematika, tas anas, na, reikėjo praeit pagrindus tam tikrus, kad ten galėtum paskui jau kažką. Ir filosofijai tas pats čia neatrodo, kad biškį paskaitysi ką nors, pavyzdžiui, Nyčės ten paskaitysi ir apie Vagnerį parašysi. Ar dažnai, tarkim, vis tiek per šitiek metų tikrai publikuota labai daug straipsnių logos žurnaluose, nu, nesvarbu, ar tai, tarkim, būtų iš filosofijos srities ar kitos srities, vis tiek kas kiek laiko tikriausiai reikia labai aišku daug laiko skirti ir pasirengti jaunajam mokslininkui ir nejaunam mokslininkui, ir visados nelabai suspėjai dar žiūrėti, kiek naujų, ta prasme, kaip man doktorantūros vadovas sakė, kiekvieną savaitę turi po 2 valandas paskirti naujos literatūros susipažinimui, bet ne visi taip spėja ir tikriausiai per jūsų darbo praktiką, kadangi susipažįstate vis tiek su esminiais straipsniais, pamatote, kad jau apie tai buvo rašyta, vėl kartojasi tema, gal čia iš kitos pusės, ar būna tokiu atveju, kad tiesiog tenka atmesti. Taip, kartojasi. Vis tiek žmogus naujai tą žiūri, tema, kad ir kartojasi, bet tam tikras požiūris kitoks. Tai mes jaunųjų taip jau neatmetame, jeigu jisai padarė tose rėmuose, kaip priklauso, tai jis gali išreikšti savo požiūrį į tą patį klausimą. Tai čia nėra blogai, čia visai mokosi. O tarp tų vyresnės, jau labiau patyrusių pasitaiko tokių tiesiog, kad... Yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, visą gyvenimą tyrinėja kokį nors Kierkegaardą. Nu, jis rašo iš jo, viską nors atranda ir atranda. Tai, bet, nu, čia pasakius, čia taip nėra, kad reiškia tas pats, tai tiesiog atranda naujų dalykų. Yra autorių, kur kiek paskaitysi, viską nors naują atrasi, pasižiūrėsi, palyginsi. Taip, kad visiškai kartotųsi, nėra tokių dalykų. Dabar, kadangi vis tiek pristato mokslinį žurnalą, bet aš taip pat esu ir pedagogas, ir jūs taip pat profesorė, tai man labai įdomu. Vis tiek tiesiog įsiesi, mes augam, iš studentų tampam jau suaugusiais žmonėm, kas pasirenka mokslininko kelią, tą sunkią akademiko kelią, tai vis tiek jau šitiek metų dirbdama pedagoginį darbą, profesoraudama, žiūrėdama jaunuosius studentus ir tiesiog, aišku, kaip ir jūs matote, studento požiūrį su kontaktą su mokslinė literatūra, nes, žinot, viskas lengvėja, čia GPT, viskas atrodo dirbtinis intelektas, tai jūs puikiai tikriausiai irgi susidarėte su darbu ir viskas lengvai paviršium, jie iš viso tokie atrodo atbukę, bet vat, kokia jūsų nuomonė? Ar tai yra blogai, ar gerai, ar iš jūsų pedagoginės darbo praktikos kaip prieš 30 metų, kokie buvo studentai ir dabar? Ar tik tai neigiamai, ar galima kažkaip mums prisitaikyti, ar mes turim tiesiog tais įrankiais pasinaudoti ir galima kažkokios naudos rasti to? Yra įvairovė. Studentai ateina blogesni, ta prasme, kad jie rašo blogai, daug klaidų daro. Nu, aš kartais nustembu, ten nosinių nėra dar kažkur, ten sakinį formuluoja. Na, va tokie ateina iš vidurinės mokyklos. Bet iš kitos pusės
jie ten pasirenka, studijuoja ir angliškus jau tos straipsnius jau skaito. Na, įvairių yra, kurie gerai pasirengę, na, su visokiais susiduriam. Bet šiaip blogėja pasiruošimas. Nu, bet tie, kurie nori, jie pasiekia, padaro ir pasiruošia. Taip pat įsteigėt Prano Dovydaičio premiją geriausių straipsnių autoriams ir kaip pats domėjausi, labai nemažai ir Mykolo Romerio universiteto doktorantai ar dėstytojai laimi, tai iš tikrųjų manau, kad labai paskatinimas jauniesiem mokslininkam. Taip, tai čia mes įsteigėm, bet čia yra garbės ta premija, kadangi mes lėšų neturime, tai čia toks garbės paskatinimas yra, kad reiškia, kada turėjom lėšų, tada šiek tiek paremdavom, kada dabar neturim, tai mes ir sakom, kad čia yra garbės premija, kad vat, esate geriausias, bet turite būtinai 4 straipsnius paruošti į kiekvieną numerį, jeigu norite pretenduoti tą premiją. Na, bet ir atsiranda, kas nori, kas rašo, kas pretenduoja. Asmeniškai jūsų vis tiek yra susiję viskas su filosofija, bet tikriausiai neapsiribuoti vien tik filosofinė literatūra. Kokia dar jum tiesiog kaip žmogui yra atgaiva, kažkokia kita sritis atsitraukti nuo tų visų darbų, ar tai, tarkim, nežinau, muzika, filmų žiūrėjimas, serialų žiūrėjimas, kaip kitiem būti. Ne, nu tai aš irgi filmus pažiūriu, ir muzikos pasiklausau, koncertus ir teatrą, tai čia toksai bendras kultūrinis. O dėl literatūros, tai kartais reikia pasižiūrėti tą naują literatūrą ar kažką, bet tiesiog jau stinga laiko savo tą profesinę filosofiją, skaitai tos straipsnius, skaitai tokias naujas knygas, seku lietuvių filosofų darbus, išleistas knygas. Na, tiesiog va tokia irgi šalinė gaunasi, o dabar, vat, nu, žinot, Mantas Adomėnas išleido, bet neturiu laiko, bet labai noriu pažiūrėti, nes jau kelias nuomonės tik skaičiau. Vieni sako, kad vieni labai giria, kadangi jis pas mane Facebook'e draugas yra, o viena kultūrologė, tai jinai pasakė, oi, pradėjau skaityti ir ten tiek daug yra visokių terminų, skliausteliuose, kad aš nebegaliu to pačio skaityti, o tik pavardę žymių filosofų ir antikos ir visokių, kad tai jai trukdo skaityti. Tai man dabar pačiai įdomu pasidarė, bet man dar čia reikės, aš dar nepriejau prie vietos. Knygos tik svajoju, kad būtų. Vis tiek esate viduramžių, kaip sakėte, gal labiau gilinęs filosofiją. Aš dar kaip tik žurnale kažkuriam numeriu užmačiau, kad buvo rašoma apie grigališką choralo muziką, kaip tik viduramžių. Tai aš aišku, iš tavo perspektyvos kaip irgi mokinomės viduramžių muziką, tai ten, na aišku, 8-mečiai tai nieks nėra įdomu ir ten labai reikia susikaupimų ir žinių, kad pajustum, bet iš praktinės pusės mes kaip muzikantai sėdim, tikrai tą suprantam. Tai ir tą pažvelgti į viduramžius per kitą, kad ir į viduramžių filosofiją, per kitą prizmę, taip pat ir muziką, nes taip pat muzika turėjo tam tikrus savo viduramžiais filosofinius, tam tikrus kanonus, kodėl jie ten yra, kodėl taip konstruojama muzika, kas ten vyksta. Tai čia tik šiaip tokia trumpa interpretija. Jo, čia meditacija būtent buvo skiriama, kad įvairios ten buvo idėjos, bet buvo mistikai viduramžiais ir tie, kurie propagavo ten, kaip reikia klausytis muzikos, kaip sėdėti, kaip arba kiti sakė, kaip turi būti švaru bažnyčiai, ten paveikslai atitraukia tave nuo maldos, kad nereikia, nu, ir vat, kai prasidėjo vienuoliai, kaip dominikonai, pranciškonai, kurie neturto propagavo, kad nereikia turto siekti, jie pradėjo prieš, irgi bažnyčiai, bet tais laikais viduramžiais buvo, vieni statė, rinko meno kūrinių, skulptūras, labai gražino katedras, bažnyčias, ten vitražai buvo surasti, tokie visokie nauji dalykai. Šartru buvo arkikatedra pastatyta, o kiti, kurie siūlė medituoti, tai jie būtent siūlė, kad reikia, kad būtų į tuštumą, kaip Ekartas, meisteris Ekartas, kad, na, vat įvairios srovės ir tada buvo, ir ta muzika buvo kreipiama dėmesys, kaip reiškia įsiklausyti, ten buvo žingsniai visokio nurodomi, kaip elgtis ir kaip save pajausti, kaip kiti supykdavo, kai Ekartas sakydavo, kad tuštuma ir pas mane Dievas ateina ir panašiai, nu tokios idėjos tai atrodė. Ir
Ir dar labai įdomu, kada Tomas Akvinietis irgi, o jis nepaprastai talentingas, kiek jis knygų darbų prirašė, jis iš karto, pavyzdžiui, pasodindavo 4 savo brolius ir jis diktuodavo, kad jie rašytų. Ir jis pasako, kelis darbus rašo ir pasako vieną mintį, vienas užrašo, kol tas rašo, jis antram pasako, kol rašo, taip 4 susako ir vėl grįžta pirmą ir niekada nenutraukia, viskas logiškai eina visos mintis. Tai įsivaizduot, koks galvoj mechanizmas turėjo būti, kad visą tai jis labai daug tomų prirašė. Ir jisai susipažino su Aristotelio darbais, kadangi, kaip minėjau, viduramžiais buvo latiniška kultūra, graikų jau buvo užmiršta. Ir kada tas 12 amžius aukso amžium vadinasi, ir tada susimaišė tada islamas ir žydų judaizmas ten Europoje, jie pradėjo visi kartu kažkaip tai propaguoti savo universitetus, savo skaityti darbus, o kada persai užkariavo graikus, jie visą Aristotelį, Platoną, visą filosofiją išvertė persų kalbą. O kada jau musulmonai ten arabai užėmė, tai jie iš persų išvertė arabų kalbą. Ir jie pirmieji tą visą graikų palikimą perdavė. Bet ką tai reiškia vertimas? Kad tas, kuris verčia, aišku, jis jau yra ar filosofas, ar teologas, bet jis versdamas savaip pakomentuoja ir savaip idėją supranta. Tai reiškia iš graikų, persų, arabų ir tada jau įsteigė tokį kaip vertimo biurą, buvo versti į lotynų kalbą. Ir tada iš tų 3 kalbų vertė į lotynų kalbą. Ir kažkaip tai, tie darbai, tada Averojus labai pagarsėjęs buvo Kordoboje gimęs, o ten buvo arabų kalifatas, užimta ten nuo Ispanijos iki Indijos, ten didelė teritorija tuo metu. Jisai, o Averojus paprašė Jutas princas, šitą karalius, kad jo princas sūnų mokintų Averojus, o jis buvo ir gydytojas, ir filosofas. Ir jisai Aristotelį dėstė mokino, ir tuo būdu buvo verčiama ispanų kalba ir lotynų kalba ir pateko į Europą tie Averojos darbai ir visi sužymėjo, susidomėjo dar į Aviceną, kuris taip pat rėmėsi Platonu ir Aristoteliu ir savo medicininę literatūrą ir taip pat buvo verčiami jo darbai jau tada į lotynų. Ir Paryžiaus universitete tas humanitarinis menų fakultetas ir pradėjo studijuoti Averrojaus išverstus darbus ir tą Aristotelis, kuris atėjo tokiais keliais. Ir ten įvairių tam tikrų idėjų atsirado. O tada arkivyskupas Paryžiaus buvo iš pranciškonų, o pranciškonai laikėsi Augustino linijos, Aurelijaus Augustino, jis platonikas daugiau buvo. O dominikonai, Tomas Akvinietis, kaip sakiau, jisai jo paprašė, kadangi inkvizicija dominikonai kūrė, bet inkvizicija irgi ne ta prasme buvo įkurta, tiesiog, kaip pas mus kokia nors komisija, dabar kaip tie ekspertai, kad patikrint, kad nebūtų teologinių klaidų, tik tai vėliau ten truputį jau gavosi kitaip. Ir tada paprašė Tomo Akviniečio, kad jis irgi pasižiūrėtų, kas ten sklinda, kokie dalykai, kas negerai, jis atvažiavo į Paryžių, ten žiūrėt, jis turėjo draugą Moerbokę, o jisai buvo, kuris mokėjo graikų kalbą dominikonas. Ir kartu jis paprašė, kad, sako, man išversk tikrai iš graikų kalbos Aristotelį, kad aš palyginčiau, pažiūrėčiau. Ir jis tą padarė ir susižavėjo to Aristoteliu. Ir jis jau pradėjo, jis padarė perversmą. Jis į teologiją įvedė aristotelizmą. O pranciškonai, jie daugiau Augustino Platono laikėsi. Ir tas arkivyskupas, kuris buvo iš pranciškonų, jis buvo labai nepatenkintas ir paskelbė draudžiamus universitete teiginius. Ir ten pakliuvo iš pradžių 7, o paskui antrą kartą, kai paskelbė 14. Viskupas Tempie ten, Stepan Tempie. Ir tada buvo Tomo Akviniečio draudžiami teiginiai ir ten negalima. Ir ten kiti, vieni pranciškonai, kiti dominikoniškos linijos ir visą laiką tokia kova vyko. Ir Anglijoje, Oksforde, tai ten daugiau buvo irgi mokslinės pusės aristotelinės, o čia Prancūzijoje, tam Paryžiaus universitete, tai ten ir taip ir taip.
žiūrint, koks ten profesorius, kokią katedrą, ten kurios krypties ten teologai vadovavo universitetui, nes tas menų fakultetas, kur filosofijos buvo kaip parengiamasis, nes iš visos Europos suplūsdavo jaunimas su įvairių pasiruošimo lygmenių ir tada jie 4 metus turėjo studijuoti tam menų fakultete, kad pasiektų tam tikrą lygmenį ir tada galėtų stoti arba į mediciną, arba į teisę, arba į teologiją, kitus 3 fakultetus ir dar studijuoti. Ten apie 10-15 metų studijuodavo jau. Arba pasilikdavo menų bakalauro arba daktarų ir jo nebestudijuodavo. Tai vat vyko tokie įvairūs dalykai, kaip ir dabar vyksta kovos tarp tų visų filosofinių srovių ir vat matome, kaip pasidomim, tai vat kaip pas mus atėjo tas Aristotelis, kaip atėjo per tos vertimus ir pakliuvo į Europos kultūrą, o paskui, kada jau prasidėjo apšvieta, 14-15 amžius, tada vėl nacionalinis, tada Dantė, kuris buvo Tomo Akviniečio pasekėjas. Dantė yra daug filosofinių kūrinių, tik mes žinom Dantę kaip poetą, bet jeigu jo tą poemą skaityti, tai visur yra pragare patalpinti tie filosofai, kurie ten Averojus ar kiti, ten išdėstyta gradacija visų tų idėjų filosofinių. Tai Dantė būtent jis pirmas pradėjo italų kalbą gimtąją rašyti kūrinius, o Ekartas pradėjo pamokslus vokiečių kalbą sakyti, o tai buvo lotynų vyravo bažnyčiose visur ir nuo Karolio didžiojo laikų, karolingai tai buvo įvedę, kad visą Europą lotyniškai, kadangi žmonės turėjo įstatymus žinoti, turėjo susipažinti su įvairiais dalykais ir įsivedė lotynų kalbą ir prie visų bažnyčių turėjo būti keturklasės, kurios mokintų skaityti lotyniškai, kad būtų galima šventą raštą skaityti, mokėti skaičiuoti ir panašiai. Tai, o tada jau švietimas prasidėjo, perversmas ir tada prie gimtųjų kalbų. O tada iš vis dar vėliau tas liberalizmas ten ir Ruso ir kiti jau ir savas religijas ir protestantai, prasidėjo tokie dalykai. Gal publika nori pabaigai užduoti kokį nors klausimą gerbiamai redaktoriai? Nenori užduoti publiką, bet aš užduosiu klausimą, kas jums išvaidino iš muzikos. Aš galiu, jeigu galima. Prašom. Jeigu, tai žinot, Andrejų Burmeisterį dabar gyvenantį Vokietijoje, emigravusi iš Ukrainos, jisai užsiema filosofijos populiarinimo tokia ganėtinai įdomia sritim, iš tikrųjų labai gilios žinios to žmogų, bet forma bendravimo su žmonėm ir pateikimo yra YouTube kanalas, kur tikrai nuo pačių pirminių šaltinių ir citatos ir pateikimo žmonėm, tiesiog tai yra, aš manau, misija jisai mato kaip švietimą visuomenės. Ar nemanot, kad iš tų autorių besispausdinančių, ta terpė visa filosofinė, kurioje jūs egzistuojat, kas nors negalvoja tokios krypties ir Lietuvoje paimtis su mintim, kad lietuvių kalba ta informacija pasiektų jaunimą šiuolaikinę tą kartą. Žodžiu, filosofinės idėjos pateikiamos tikrai nepaprastai, aš turiu menį nesupaprastintų, sukramtytų variantų, bet tiesiog forma pati YouTube'o kaip prieinamiausia forma dabartiniam jaunimui, kuri labiausiai vartojama, ko gero, tenka konstatuoti, kai šiuo metu yra. Ar nėra tokių idėjų? Aš jūsų minėto autoriaus nepažiūrėjau, nelabai žinau, bet YouTube'u taip naudojas ir YouTube'e, tokio gal populiaraus filosofijos lietuviškai, šiaip yra YouTube'e filosofijos ten ir filosofų draugija ir filosofijos institutas ir šiaip atskirai. Ir mes dabar norim pabandyti, steigiam YouTube'e Logos vartai. Bet aš apie tai kaip tik ir noriu klausti. Bet kol kas mes, tik pradžia nėra tų žmonių ir taip pat kažką tai tokio. Aš dabar kaip Klaipėdoj ir Vidūnas, kadangi yra iš to krašto, ir jis tikrai buvo labai apleistas. Aš pati nelabai, aš daugiau domėjausi Šalkauskiu, ir Dovydaičio, ir taip mūsų tais visais filosofais, o kai nuvažiavau Klaipėdą, kai paprašė ten dėstyti, tai aš ten tą Vidūną atradau. Nors aš žinojau apie jį, kadangi filosofijos institutė dirbau, amžinatilsį Bagdonavičius, jisgi ten vidunistas. Bet kažkaip man neatrodo, kai susipažinau ir jo daug darbų vis vokiškai dar rašė ir nėra visi išversti ir jisai vakarai rytai labai įdomių dalykų. Tai
Tai vat, vienu žodžiu, tokio kanalo mes tikrai neturim, bet kad va, tą Logos vartus dabar mes truputį kažką dedam, nu, norim, kad padaryt kažką tai tokio, bet kol kas nei jėgų, nei žmogų randu, kuris norėtų va taip skleist tos dalykus, tai mes kaip sugebam, bet ir dabar prašiau, kad pafilmuotų, kad įdėti tą kanalą. Tiesiog, kad Logos žinotų, nes ir Logose ne visi žino, kadangi reikia populiarinti, o mes neturim tam, nu, reklama yra didelis dalykas, bet mes irgi nelabai va, turime galimybės. Tie, kurie žino, tai žino, bet to yra aišku maža. Tai aišku, būtų svajonė, va taip, kaip jūs sakote, ir tai iš tikrųjų yra geras dalykas. Jeigu tinkamas autorius tinkamai paduoda, propaguoja tos dalykus, tai tikrai yra gerai. Nes šiuolaikinio jaunimo iš tikrųjų tiek rusų kalba, tiek ten kitos kalbos, jos nėra įvaldytos pilnai. O turiu menį, kalbant konkrečiai apie Lietuvą, jeigu galvoti apie Lietuvos jaunimo kryptis domėjimas ir kad tai, konstatuojant faktą, kad žmonės keičiasi, ne, bet norint, kad juos pritraukti prie tikrų vertybių, tai iš tikrųjų tai būtų, Tai aš visą laiką galvojau, kai ir į Klaipėdą nuvažiavau, kad suburti, bet nežinau, man nesisekė, kad va taip, tiek visur kitur, kad ir toj Rusijoje, bet Rusija labai didelė, aš kalbu apie ankstesnę Rusiją, kada ten literatūra kaip Putino dar nebuvo. Ir dabar tie žmonės pasitraukė. Tai jie labai daug vertė, jie labai jų jaunimas ir jų buvo stiprus, bet labai stiprus yra Lenkai. Jų filosofija yra labai stipri ir jie labai daug iš vis, ir sovietmečiu mes daug žiūrėdavom Lenkų literatūros, kurie ateidavo. Bet taip, pas mus šito trūksta ir bandoma, dar mačiau, ir VDU, reiškia, ten irgi jie turi kanalą su ten tokį filosofijos. Apibendrinant mintis, reikia ieškoti naujų kontaktavimo priemonių su šiuolaikinė visuomenė, perteikti visas tikrą turinį. Sudėtinga. Tai ačiū labai susirinkusiems, ačiū vyriausiai žurnalo redaktoriai. Čia aš atvežiau naujų žurnalų, jeigu kas norėtų. Šitų tai negaliu pirmųjų, nes aš į savo archyvą, bet čia dabar išleisti kūrėjai. Tai žiūrovai, kurie nori, gali tikriausiai pasiimti. Ir jeigu galėsite, tai į Logo žurnalą auką perveskit. Kas gali paaukoti? Galima, bet galima, mes dabar prašysime